Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti visą Teverun elektrinių paspirtukų gamą. Nuo pačio mažiausio iki pačio didžiausio ir galingiausio. Taigi, apžiūrėkime šių metų naujienas, kas yra atnaujinta, kas yra pasikeitę ir kodėl paspirtukai yra vis dar ypač populiarūs. Aišku, gerų gamintojų ir kokybiški. Taigi, mažiausias modelis Teverun Fighter Q. Visiškai naujas modelis, gražiai šviečia, taip pat ir čia gražiai šviečia, naktį atrodo įspūdingai, pats dizainas yra labai solidus, miesto paspirtukas, be abejo amortizatoriai, 8,5 colių ratai, integruotas ekranas, mobili programėlė, gazas piršto rodomojo, bet galima pasikeisti į nykštinį, kaip jums patogiau, posūkiai ir tikrai didelė galia. 52 voltų paspirtukas, ne 48, ne 36 voltų, 52 voltų. Daugiau rasite riedis.lt. Paspirtukas mažas, pigus ir su 2 varikliais. Super kokybė. Daugiau surasite mūsų tinklapyje www.riedis.lt arba atvykę į mūsų saloną. Toliau atnaujintas, stipriai atnaujintas Teverun Blade Mini. Tikriausiai daug kas matė šios paspirtukus Lietuvos gatvėse. Tikrai nemažai jų esame paleidę į Lietuvos rinką. Šiemet naujausi atnaujinimai. Stabdžiai su indikacija jau buvo ir pernai. Integruotas ekranas, 60 voltų sistema. Prieš tai buvo 48 voltų. Tai Pro versijoje liko 48 voltų, o Ultra versijoje yra 60 voltų sistema. Tai yra žvėris, nedidelis žvėris ant ratų. Priekinis galinis variklis po 1000 arba po 500 vatų, priklauso nuo versijos. Kortelė atrakinimui, nebėra jokių NFC įrenginių, integruotas NFC skaitytuvas į ekraną, kaip ir visose Teverun modeliuose. Na, puikus dizainas, labai patogus stilius, komfortiškas važiavimas, patys važinėjom su šiais paspirtukais ir su 9 colių ratais, dabar jau 10 colių atnaujinti dideli ratai. Taigi viskas, ko reikia už prieinamą kainą. Na, o jeigu vis dėlto jūs norite kažko iš tokio dydžio, ne per didelio paspirtuko, sakykime, ne iš tų super galingų monstrų, o iš tokių miesto paspirtukų, bet dar labiau kokybiškesnio ir premium klasės, tai yra Teverun Fighter Mini. Matome iš karto užrašas Bosch. Reiškia, tai yra Bosch varikliai, didelis atnaujinimas, hidrauliniai stabdžiai, app programėlė, išmani baterija, tai yra Smart BMS, pati save saugo, pati balansuojasi ir viską galite matyti savo telefono ekranėlyje. Be abejo, NFC raktas ir visi kiti, atrakinimo kortelė greičio, užrakinimo greičio kortelė, geras sulenkimo mechanizmas ir koks yra privalumas keisti padangas, kai yra tokia jungtis, kaip elektriniuose dviračius. Reiškia, jūs atsijungiate jungti ir jau ratas laisvai nusiema, nebereikia su tais laidais kartu keisti padangų. Tai yra didžiulis atnaujinimas, o taip pat ir reguliuojami KKE firmos amortizatoriai. Tai jūs galėsite susireguliuoti atšokimą, amortizacijos atšokimą pagal savo svorį. Taigi, toks ir didžiausias skirtumas, nes galia yra pakankamai panaši. Tai yra 52 voltai, 2 varikliai po 1000 vatų, tačiau kontroleriai šiek tiek galingesni, todėl jie važiuoja pakankamai panašiai, Blade Mini ir Fighter Mini. Tačiau čia yra tam tikrų subtilių atnaujinimų, galbūt ir dizainas toks subtilesnis, nebe toks žaismingas kaip Blade Minio. Taigi taip pat labai populiarus modelis. Na ir kuo skiriasi? Taigi Fighter Q yra tiem, kam reikia ypač kompaktiško ir lengviausio paspirtuko su 2 varikliais. Blade Minis tai yra visiškas rinkos viduriukas, kainos, kokybės, praktiškumo santykis, dėl to jis ir yra populiariausias. Ir Fighter Mini, kas nori aukščiausios premium kokybės ir tiesiog patirti didžiausią malonumą ir komfortą važiuojant miesto gatvėse. Dabar jau galime nukeliauti prie galingųjų paspirtukų, tai yra Teverun Fighter 11, Teverun Fighter Supreme Plus ir Teverun Fighter 7260R. Šie du paspirtukai turi milžiniško dydžio 60 ampervalandžių baterijas. Taigi 72 voltai, 60 ampervalandžių baterija. Nuvažiuojamas atstumas yra apie 200 km, tai yra wow. Na, o kalbant apie galę, tai iš vis yra vienas greičiausių paspirtukų pasaulyje. Kitose šalyse teko matyti video, ką išdarinėja vairuotojai ir kokiais greičiais važinėja su šiuo paspirtuku. Mes visą laiką esame už saugumą, galia yra kartais reikalinga tam, kad įveikti tam tikras trasas ir panašiai, bet ne tam, kad lakstyti milžiniškais greičiais. Na, paspirtukai iš dėžės išpakuoti yra 25 km/h, tačiau visi žino, kad ribotuvai nusijima. Na, ir Teverun Fighter 11, vienas iš populiariausių tų galingesnių paspirtukų yra, todėl, kad tai yra 11 colių nepradurimi ratai,
taip pat kaip ir čia. Gera labai kaina, 26 Ah bateriją tikrai siūlome už labai gerą kainą. Kam to neužtenka, yra Fighter Plus modelis su LG 35 Ah baterija. Na, o pliusas yra tam, kas nori važiuoti milžiniškus atstumus. Na, o 7260R yra tas, kas nori iš vis tiesiog geriausio produkto pasaulyje, koks tik tai yra paspirtukų rinkoje. Taigi, jeigu norite šiuos visus modelius pačiupinėti, apžiūrėti, prašome atvykti į Riedis LT saloną. Štai šitą paspirtuką galiu net ir išvaryti. Visas yra karbono dizainas, visur yra Teverun logotipai. Be abejo, švieseles galite per appsą išjungti arba keisti. Mūsų logotipas Riedis Electric, todėl kad mes pridedame savo ranką prie komplektacijų šių paspirtukų, daug bendraujame su gamykla, turime visas detalės vietoje. Na, žodžiu, esame vieninteliai Baltijos šalyse atstovai šio prekinio ženklo. Taigi suteiksime ir garantinį, ir pogarantinį, ir konsultacijas, ir visą kitą. Iš arčiau galite pasižiūrėti netgi 2 vairo demperiai ir be abejo atnaujintas priekis, kadangi praeita versija turėjo šiek tiek keblumų. Teverun atnaujino priekį ir jau visa ta vairalasdė keliauja lygiai su šituo varžtu ir jau to woblingo vadinamo ant didžiulio greičio nebėra. Taigi tai yra išspręsta. Jau žinome iš savo klientų, kad važiuoja puikiai ši atnaujinta versija. Kas turi senas versijas, tai atvyksta pas mus ir mes pakeičiame šakes ir amortizatorių į atnaujintą versiją. Dar ką norėjau pasakyti, kad šitas paspirtukas turi naują technologiją, pultelis, kuris yra kišeniai. Jūs nueinate nuo paspirtuko, jis užsirakina. Galite tai pamatyti mūsų video apie Fighter Ultra. Mes tai jau esame parodę. Be to atnaujinti šiemet žibintai yra. Ir čia yra 2 demperiai netgi, o va čia Fighter 11 ir Supreme Plus serija turi po 1 demperį. Taip pat galim pademonstruoti dar ir stabdžius. Naujinti 4 cilindrų stabdžiai tiek šitame modelyje, tiek kitose Fighter Supreme modeliuose. Taigi, atvykite pas mus, jeigu jums nepatinka, kad Teverun šiais metais padarė visus paspirtukus su rodomojo piršto technologija, galime jums pakeisti į nykštinį akceleratorių, tai yra jokių problemų. Rinkitės populiariuosius miesto paspirtukus, o kam reikia ekstremo, kam reikia tikrai high-endo, didžiausios komplektacijos produktų, tai žiūrėkite į 11 ir Supreme seriją. Na, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu dar norite daugiau informacijos, nepamirškite užeiti www.riedis.lt ir pasižiūrėti visus aprašymus bei video apžvalgas apie kiekvieną iš šių paspirtukų. Daug informacijos, daug teorijos, tačiau reikia tai išbandyti gyvai. Visus mūsų produktus galite išbandyti mūsų salone. Atvykite, pravažiuokite, išbandykite ir mes pasirūpinsime, kad jūs išeitumėte iš mūsų su šypsena. Būkime saugus kelyje, važinėkime įjungę šviesos žibintus ir laukiame jūsų pas mus. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius. Čia buvo Lukas iš Riedis LT. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.